Get Ready With Me yra uoste, bet aš neįsivaizduoju, kur mes skrendam ir kaip atrodys mūsų kelionė. Žodžiu, leiskite viską paaiškinti. Tai šiaip aš kaip ir žinau, kur mes skrendam ir plius minus kaip atrodys kelionė, bet ne iki galo, nes mes kaip visą laiką nusprendėm tiesiog viską, ne tai kad spontaniškai, bet važiuoti be tokio labai konkretaus plano. Man rodos, mes per šitas 2 savaitės artėjančias aplankysim apie 4-5 šalis, tai bus įdomu. By the way, kaip visada, visi pirmi pamatys, kurgi mes skrendam ir kaip mūsų atrodys visa kelionė mano Instagrame Gabi the Link. Tenais aš savo storijose labai daug dalinsiuos visokių kontentų iš mūsų šitos kelionės, nes aš biški pati nesupratau, kur mes net dabar skrendam. Na, žodžiu, mes ir skrisim, ir važiuosim su mašina, ir, žodžiu, visko bus. Tai kam patinka mūsų visokie travel vlogai, laukite, bus daug jų, nes, tikrai bus visai įspūdinga tokia kelionė. Ir, pavyzdžiui, kam aktualu kelionės ir panašiai, noriu sužinoti, nežinau, kažkokių naujų vietų, kur galima nuvažiuoti, ką pamatyti. Tai aš manau, mano video jums duos pakankamai visokios inspiracijos, kur galima nuvažiuoti, nes mes varysim į, ne tokias populiariausias, manau, turistinės vietas, o į kažkokias įdomesnės. Mūsų skrydis yra jau už poros valandų, tai aš turiu paskubėti, nes obviously mes iš namų anksčiau žymiai išvažiuosim ir reikia kažkaip viską spėti. O čia biškai gal ne į skrydžio temą, bet ką jūs manot apie World Cup nugalėtojus ir kaip jums iš viso patiko šis World Cup. Man iš tikrųjų labai patiko, aš pamenu žiūrėjau ir praeitą, bet gal taip, neįsitraukiau gal kaip į šį, nes tikrai kažkaip atrodo į šį dar daugiau gal jaunimo įsitraukė, bent jau ir mano pažįstamų ir panašiai, tai kažkaip buvo labai smagu ir aš esu labai patenkinta, kad Ispanija laimėjo. Mes labai vakar norėjom su Katažina varyti pažiūrėti World Cup į miestą, nes kažkaip atrodė, kad, nežinau, fainiau bus mieste su kitais žmonėmis žiūrėti. Ir šiaip pagal viską, jos klasiokai turėjo užrezervuotą mums vietas Bernardino sode, bet žodžiu nepavyko, tai mes nuvarėm į misionierių kiemą, man rodos tai vadinasi. Ir, obviously mes ten atvažiavom grinai 5 minutės prieš prasidedant viskam ir ten visiškai nebuvo vietų, visiškai. Mes galvom dar kažkaip bus, nes labai daug kam skambinam iš pažįstamų, visi lik namuose žiūrėjo ir aš galvoju, kad tikrai turbūt daug kas namie žiūri ir galbūt ne tiek daug bus susirinkę, bet buvo labai daug visų žmonių. Tada mes ten realiai ką spėjom, tai pavalgėm bulvytes, žiauriai buvo skanios ir tada kažkaip, žiauriai buvo nepatogu stovėti, tai mes tiesiog nusprendėm išvažiuoti ir ten Katažina pakvietė jos klasiokė, žodžiu, pas ją nuvaryti namus, ten pas ją ir ten su kitais draugais. Ten pabuvom gal, nežinau, pusvalandį ir tada kažkaip nusprendėm, kad jau laikas varyti namo. Ir nuvarėm namo ir gerai, kad nuvarėm, nes labai ilgai, aišku, truko visas tas finalas. Dėl to viso pridėtinio laiko, tai kada ten pasibaigė gal 2 valandą, tai mes pasijungėm namuose teliką ir žiauriai nice tiesiog pažiūrėjom. Iš biškio off camera pasidariau eyelinerį, bronzerį ir blushą, nes man reikia jau skubėti, nes aš turiu grinai 5 minutės susiruošti, make-up pasidaryti ir tada man reikia dar desipekinti lagaminą ir tašas. Guys, mano make-upas yra done ir liko tik setting spray. Ačiū labai, kad žiūrėjote ir daugiau informacijos apie mano kelionę bus mano Instagrame Gabi the Link. Visus labai myliu, bučiuoju ir iki.